Sveiki, labas rytas. Kadangi jau paskelbtas Facebook'e kažkokiu ten žmogumi darančią įtaką, reikia kažkaip ir pateisinti, tai va kalbu dabar. Žinot, kai susitokia žmonės, santuoka sakramentu, yra ir sakoma, jau ten visą gyvenimą. Mylėsiu tave ir gerbsiu, ir žinai, toks, užvedimas toks yra, žinai, kad, kaip ir niekur jau. Kitos išeities kaip ir nėra. Aš kažkaip pagalvojau, kad, toksai, ir netgi sako, žinai, netgi užmirškite tokį žodį skyrybos. Net negalvokite, kad čia yra, žinai. Ir tai tokia, numeta tokia mintį, kad, kad tu esi įstojęs į tokį lažą, žinai, kur nepakeisi jo, žinai, ir turi tempti ir nešti. Situacijos būna įvairios gyvenime, žmonės turi teisę į šitą dalyką, aš manau, kad jeigu yra išdavystė arba ten daugiamečiai kažkokie nesantaikos, nutylėjimai, kažkokie tai tretieji asmenys visokie, tai tada gali būti, kad žmonėms jau nebeišeina gyventi kartu. Bet ne apie tai aš noriu sakyti. Aš noriu pasakyti, kad skyrybos atneša mums tokį dalyką, kuris vadinamas pasirinkimu. Galima ir ilgametės nesantaikas turėti, ir galima patirti išdavystę ir neištikimybę. Bet skyrybos reiškia pasirinkimą. Kaip tu reaguosi visą šitą dalyką? Ar tu nori nutraukti ir taip reaguoji visą, žinai, kaip ir galvoji, kad čia taip, tokiu būdu gali gyvenimą pataisyti savo, žinai, ar savo partnerio nustumti kažkur į kitą šoną. Tai bet arba gali būti visiškai kitas variantas. Aš renkuosi tave iš naujo ir žiūrim, kas buvo blogai. Stengiamės surasti tas vietas, tuos taškus tokius, kurie pakenkia santykiams galbūt, kur yra taisytini ir gali kartu pataisyti. Tai skyrybos yra pasirinkimas ir tas yra labai gerai. Ir visada reikia tą opciją turėti omeny, kad mes turime galimybę skyryboms tose vietose. Bet ką daryti, ar skirtis ar ne, toje vietoje, ne, kada klausimas ateina iki šitos vietos. Tai tada yra pasirinkimas. Ir tu turi rinktis. Žinai, ir daugelis žmonių iš tikrųjų renkasi taisyti padėtį. Dar iš naujo ir iš naujo ir iš naujo. Ir tuokti su tuo žmogumi gal iš naujo dar kartą. Sakoma, kad reikia išsiskirti su buvusia pirmąja ir susituokti gyvenime mažiausiai 6 kartus. Tas vyksta, tai jo, nuo pirmo bučinio, nuo pirmo žodžio to pasižadėjimo bažnyčiai ir paskui, kada gimsta vaikai, kada jie užauga, kada vaikai išeina iš namų, kada tu lieki vienas ant vieno su to žmogumi, tai vis kiti žmonės yra. Su jais reikia tada iš naujo daryti. Tai koks pasirinkimas yra iš tikrųjų pas žmogų. O mes kažkaip tų pasirinkimų gal ir bijom, bet apie tai kitą kartą gal.